ابتدت بطاقة. Kartą išgirdau šią pamokančią istoriją. Atėjęs į auditoriją skaityti paskaitos, filosofijos profesorius pasidėjo ant stalo stiklainį ir pridėjo į jį didelių akmenų. Po to klausė studentų, ar stiklainis pilnas. Šie patvirtino. Tada profesorius išsiėmė iš krepšio skardinę nuo kavos, pilną smulkių akmenėlių ir supylė juos į stiklainį. Akmenukai gražiai užpildė tarpus tarp didelių akmenų. Profesorius vėl paklausė studentų, ar stiklainis pilnas, ir šie juokdamiesi jam pritarė. Tada profesorius išsitraukė iš kišenės maišelį smėlio ir supylė jį į stiklainį. Smėlio kruopeliai subiro į pačius mažiausius plyšelius tarp akmenų, visiškai užpildydamos stiklainį. Ir vėl profesorius paklausė studentų, ar dabar stiklainis pilnas. Ir šie vėl atsakė, taip. Tada profesorius paėmė nuo stalo 2 puodelius kavos ir supylė juos į stiklainį. Kava subėgo ir susigėrė. Studentai nusijuokė. Taigi, tarė profesorius, dabar įsivaizduokite, kad šis stiklainis yra jūsų gyvenimas. Didieji akmenys simbolizuoja svarbiausius jūsų gyvenimo dalykus – šeimą, vaikus, draugus, mylimąjį, sveikatą. Net jei visa kita dingtų, jie vis tiek liktum svarbūs ir suteiktų jūsų gyvenimui prasmę. Smulkūs akmenėliai yra antraeiliai, mažiau svarbūs dalykai. Tai darbas, automobilis, butas, studijos. Smėlis simbolizuoja visai nesvarbius, nereikšmingus dalykus, netgi leikštus dalykus. Ir jeigu jūs iš pradžių pilsite smėlį, tai jame neliks vietos nei dideliems akmenims, nei smulkiems akmenėliams. Skirkite daugiau dėmesio svarbiems dalykams. Raskite laiko savo vaikams, mylimajam. Rūpinkitės savo sveikata. Liks pakankamai laiko darbui ir namų ruošai, ir vakarėliams, ir kitiems dalykams. Rūpinkitės pirmiausia didžiausiais akmenimis, nes tik jie yra tikrai vertingi. Nusistatykite teisingus prioritetus, o visa kita tai tik smėlis. Vienas iš studentų pakėlė ranką ir paklausė, ką reiškia tie 2 puodeliai kavos? Profesorius nusišypsojo ir atsakė, džiaugiuosi, kad paklausėte. Tai reiškia, kad nesvarbu, koks pilnas jūsų gyvenimas būtų, porai puodelių kavos su gerais draugais visuomet turėtų atsirasti laiko. Argi tai netiesa? Kuo daugiau laiko iššvaistume antraeiliams ir nereikšmingams dalykams, tuo mažiau laiko lieka svarbiems dalykams, kurie ir suteikia tikrai gyvenimo džiaugsmą. Jeigu savo gyvenimą pilsite smėlį ir akmenėlius, tai labai greitai pasisite perpildyti, tačiau ir laimingi. Naujas namas, pilnas gražiausių daiktų, naujų drabužių, aukščiausios technologijos įrenginių, interjerų detalių. Didi karjera, žadanti daug pinigų, tuo pat metu pareikalaujanti didelių išbandymų ir pastangų. Visko aplinkui tiek daug, o jūsų viduje tiek mažai. Kartais net pamirštate sustoti ir pažvelgti į save. Greit atsibostantis turtas sukuria norą kaupti, pakeisti senus daiktus naujais, taip tikintis atgaivinti džiaugsmingas emocijas. Išties, laikinai nudžiungate, tačiau greit suprantate, kad laikas įsigyti kažką naujo, kažką gražesnių, malonesnių akiai. Juk ir vėl norisi gerų emocijų antplūdžių. Taip jūs vis pildote savo gyvenimo stiklainį, kol galiausiai smėlis ir akmenėliai pradeda birti pro kraštus. Pasijuntate pilni, tik ar laimingi? Žinote, blogiausia tai, kad laikui bėgant tampate priklausomi nuo šių dalykų, susiformuoja įpročiai turėti vis daugiau ir daugiau, vis kažką naujo. O kai galiausiai sužinote, kad viskas pasikeis tik išpylus esamą stiklainių turinį ir pradėjus jį pildyti prasmingais dalykais, jūs sutrinkate. Nejau viską reikės savo gyvenime prarasti ar pakeisti. Galbūt, juk tai kelias į atradimą. Juk nemanote, kad darydami tą patį, sulauksite kažką naujo. Norėčiau pasituoti vieną įžymų žmogų. Jei ir toliau darysite tą patį, ką darėte iki šiol, taip ir toliau gausite tą patį, ką gavote iki šiol. Anthony Robbins. Turite suprasti, kad norint tapti pokyčius savo ir kitų gyvenime, jūs negalite apsiriboti tik antraeiliais ir nereikšmingais dalykais. Turite suprasti,
Turite siekti prioritetus, nes antrai būsite kaip lapeliai blaškomi vėjų. Turite tapti medžiais, giliai įtvirtinusiais šaknis. Tik taip gyvensite prasmingai. Kaip pasakė Scott Ken, geri dalykai nutinka, kai teisingai nusistatome savo prioritetus. Todėl jau dabar pažvelkite į save ir susimastykite, ką pirmiausiai berite į savo gyvenimo stiklainį – smeilį ir akmenėlius ar didelius akmenis. Aš tikiu, kad gyvendami šiuo gyvenimo stiklainių principu, jūs tampate tuo ypatingu pokyčiu, kuris ir daro pasaulį geresniu. Cadet